kokią naudą gali gauti iš mūsų miško ar žemės sklypo savininkai, kurie turi, pavyzdžiui, kaip šitas sklypas, 8,6 hektaro bendras plotas, kuriame mes atlikom menkaverčių medžių krūmų šalinimo darbus. Palikom su ta intencija, kad galbūt užaugs miškas, nors čia yra žemės ūkio paskirties žemė, jis ją nori parduoti, tik jis nori sutvarkyti, kad tvarkingai atrodytų su iškirstais menkaverčiais medžiais. Čia tos krūvos matos, einam, pažiūrėsim toliau. Pirminis dabar darbų etapas yra padarytas, kai prasidėjo pavasaris, vegetacija, nukirto medžius, jau jie buvo beveik pradėję skleisti lapus, bet dabar mes juos laikysim čia, kol medžių lapai paruduos, pati biokuro žaliava biškį apdžius ir mes tada ją galėsim susisandėliavę į krūvą, nes krūvoje pats biokuras jisai nedžiūna taip greitai, kaip pavyzdžiui va čia va palaidas. Dabar saulė šviečia, vėjas pučia ir viskas, ir tas procesas jisai pats sugreitėja. Po to sukrausim viską į didelę biokuro rietuvę ir galėsim su savo biokuro malūnėliu susimalę vežtis pas savį į sandėlį čia Šiauliuose arba Panevėžy, dabar dar turim vieną sandėlį. Gan netvarkingai, kol viskas yra taip sudėta krūvose, bet kai viskas išsitrauks, susidės, atsivers puikus nuostabus vaizdas, dėl to, kad čia yra du iškasti tvenkiniai. Jeigu kas nors norėsit įsigyti, pavyzdžiui, sklypą, čia šitoj vietoj, čia yra 8,6 lygtais hektaro su privažiavimu, čia šitas klientas kaip ir jie pardavinės. Žemės ūkio paskirties žemę arba kitos paskirties žemę, valyt menkaverčius visokius medžius galima ir nereikia jokių leidimų iki žemės ūkio paskirties žemėje, kaimo vietoviai iki 32 cm. Tai va šitos drebulės, mes jų nesugebėjom iškirsti su pačia giljotina, jas reikės su benzo pjūklu, su pjūklininkais nukirsti, tada išsitraukti, nes jų diametras jis yra dabar kažkas tai apie 26-28 cm. Čia jos tokios užaugo iš nieko, niekas jų čia nesodina ir čia pačios savaime užaugo. Rekomenduočiau kreiptis ne į vieną, į 2, į 3, į 4, į 5 ir tada susidaryti bendrą vaizdą, kas gali pasiūlyti ne tik geriausią kainą, bet ir servizą, kas liks iš po jų, atsiskaitimo terminai ir taip toliau. Mes garantuojam tikrai greitą atsiskaitimą, kokybišką darbą. Jeigu kažkokių nesklandumų kylas, tai mes juos visus patys sprendžiam ir miško savininkui nereikia niekuo rūpintis. Už tą tikrai galim duoti garantiją. Jeigu vykdom veiklą jau 16 metai, pastoviai non-stop filmuojam, kaip kertam, ugdom, sodinam, tai reiškia kažką gerai darom. Teisingai. Dar čia yra ir tardymo izoliatorius, kuris statė, bet kažkodėl nepastatė. Lygtais, kad tardymo izoliatorius kalėjimus, vienu žodžiu. Šiaulių miestą. Čia kaip tas Vilniaus, koks ten nacionalinis stadionas, ne? Irgi stata, kažkada išridens iki galo.